2016 m. gegužės 9 d. po kreipimąsi į verslo klubą Rokiškio kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius gavo atsakymą, kad asociacija Rokiškio verslo klubas kiekvienais metais planuoja organizuoti sausio 13, kovo 11 ir gruodžio mėnesį kalėdinį renginį Senelio Kalėdos sostinė. Kitų kultūros renginių nusprendė neremti. Būtent todėl, laukdami sausio 13-osios šiais metais renginio, kurį turėjo surengti asociacija Rokiškio verslo klubas, mes parašėme raštą sausio 2 dieną ir išsiuntėme sausio 3 dieną 9:50 minučių į verslo klubą ponui Irmantui Tirvydžiui dėl to, kad ar galime ko nors prisidėti ir reikalinga ko nors prisidėti prie sausio 13-osios renginio. Atsakymas buvo atneštas prieš pietus savivaldybei ir tame atsakyme buvo parašyta, kad sausio 13-osios renginio asociacija neberengs. Tenka apgailestauti skyriui, kad tebežaidžiami kažkokie mums nepriimtini žaidimai ir kad sausio 13 dienos renginys, tikriau apie jo nebuvimą galėjo būti pranešta dar likus trumpesniam laikui, jeigu nebūtų buvę mūsų rašto. Taigi vakar dieną sužinoję, kad sausio 13 Rokiškyje nebus, perskaitėme sireną apie tai, kad jau skelbiami renginiai Kupiškyje. Galite įsivaizduoti, kaip reikėjo irgi elgtis mums ir staigiai organizuoti, pradėti sausio 13 renginį. Manyčiau, kad ateityje to neturėtų būti.